Nu va, leidžiamės nuo kalno puikiais, gražiais keliukais, labai vandens spalvytė ir skaidrumas, tai kosmosėlis, va upėtakiai plaukioja. O buvom mes užlipę, palauk, kur čia, taip, palauk, virš šito buvom, matro maksimum buvom iki čia. Tikrai žiauriai daug, bet neįveikiam. Paskui leidžiantis biškį netyčia nusiverčiau. Ačiū Dievuliui, kad sūnų pastumė mane gaudyti ir pačiupo už kuprinės ir nuo skardžio nenuskridau. Tik tai čia lengvais nubrozdinimais. Taip reiškia turėjo būti. O mūsų šeiminėlė laukia taip, toliau. Šitas ežeras vadinasi Čarny Stav. O toj prieisim, parodysiu kitą. Parodysiu, kur viršukalnė. Va čia va. Kitą kartą tikrai paimsim. Aš pažadu. Sugaišom, kiek mes dabar sugaišom, kiek čia mes, 12 valandų. Ir taip pritrūkom laiko. Va. Bet kojas drebėjo po kritimo smarkiai. Adrenalino gavau. Tai va, dabar beliko sugrįžti. Va čia Morskė oko. Ten kalnai, ten dar toliau kalnai va matosi. Jau ten Krokuva. Va. Nu ką, žodžiu. O iki kur mergičkos jūs užlipot? Lipom, žinai, vat kur tu rodai tą akmenį, kad jau va Lukas, kur sakė, tas, kur aštrus, kur sakai, gražus akmuo, daikit iki ten. Nu tai mes iki ten nedalipom, nu liko koks... Ai, nu tai ten kampas, o dabar kur matai. Liko 100 metrų. Nu tam revė, o tai žolės va toks lopinys, po kairė tas ir ten yra toks per vidurį bumbulas, didelis akmuo. Matau, žinai, nebetraukiu. Jo. Bet nuo to vaizdelis, nu palauk. Vat. Ten, žinot, jau ten sudėtingai, pavojinga labai. Va čia buvom, sėdėjom, fotkinamės, dar aukščiau palipom. Ten sniego jau biški yra. Nu ką, kitais metais susimatom. Buvo matėsi jau biškutį. Kitais metais.